Sveiki. Tęsiu pasidalinimus, trumpus pokalbius apie emocijas. Ir viename iš įrašų jau esu kalbėjus apie tai, kaip mums kenkia slopinamos emocijos. Kai negebam susitvarkyti su tuo, ką jaučiam, bandom apsimesti, kad to nėra, bandom atsikratyti savo jausmais, savo emocijom ir taip toliau, mes iš tikrųjų darom žalą savo organizmui visų pirma. Ir galėtumėm sakyti, kad na ką darysi? Kiekvieno žmogaus pasirinkimas, ką jisai su savimi daro, tiesa? Jeigu žmogus nenori mokytis naujų dalykų, nenori dėti pastangų, nenori kažko keisti, tai yra jo pasirinkimas. Kiekvienas žmogus atsakingas už tai, ką jisai su savimi daro. Tai jeigu būtų tik šitas aspektas, tai tikrai galėtumėm sakyti, ką dabar darysim. Kiekvienas už save. Bet mes gyvenam tarp žmonių ir labai dažnai, kai žmogus slopina emocijas, vienu ar kitu momentu jis pradeda kenkti kitiems žmonėms. Jis paliečia kitus žmones, sužeidžia juos, apkandžioja vienais ar kitais būdais. Na tiesiog neišvengiamai. Retas, kuris kenkia tik savo. Dauguma paliečia ir kitus. Kokiais būdais? Na pavyzdžiui, pasakysiu tokius kelis labai paprastus pavyzdžius. Tarkim, žmogus, kuris nesusitvarko su savo kaltės jausmu. Arba galvoja, kad jisai nejaučia, kad jam tai neaktualu ir taip toliau. Kaip gali pasireikšti išorėje? Na pavyzdžiui, jis tampa labai kritiškas ir kritikuoja visur, visada ir visai. Ir nekonstruktyviai. Bet taip, kad supranti, kad geriau tavęs nebūtų, kai žmogus sukritikuoja, ne? Na taip, neskaniai, nemaloniai, tikrai ne su intencija pagelbėti, patobulinti kažką, o su intencija tave taip sutrypti, sumalti miltus. Arba, pavyzdžiui, žmogus, kuris sako, kad niekada nejaučia gėdos, bet kažkodėl jisai visus žemina, tyčiojasi, klijuoja etiketes. Arba žmogus sakantis, oi, aš tai niekada nepykstu. Ne, jisai niekada nepyksta. Iš tikrųjų, žiūrint į žmogų, nepamatysi jo pykstančio, bet jisai visada kandžiojasi. Tokia pašaipiais juokeliais, sarkazmu, apkalbom, intrigom, ir taip toliau. Bet kandžiojasi. Bet niekada nepyksta. Na ir, kaip ir sakiau, jeigu tai būtų tik žmogaus klausimas, tai daro jisai, ką nori su savimi. Bet paliečiami kiti žmonės. Kiti žmonės paverčiami šiukšliadėžėmis savo vidiniam turiniui. Ir aš galvoju, kad taip neturėtų būti. Vis tik mes esam žmonės, mes esam gyvi. Ir nesvarbu, kad tu to žmogaus nepažįsti, bet kai tu parašai ten tokį triaukštį komentarą, ar tikrai taip yra teisinga daryti kito žmogaus atžvilgiu? Dar kartą sakau, su savim galim daryti, ką norim. Bet kiti žmonės neturėtų būti šiukšliadėžėm. Aš vis tik galvoju, kad mes kitų žmonių sąskaitą neturėtumėm lengvinti savo būsenų, savo išgyvenimų. Taip, aš suprantu, sukritikavai, sumaliai kažką į miltus ir tau palengvėjo, nes nuslopintos emocijos, jos kelia įtampą vidinę. Ir reikia tą įtampą kažkaip nupilti, sumažinti. Bet prie ko kiti žmonės?
Jie tik pasitaikė kažkaip pakeliui, ane? Pažeminai kažką ir staiga pasijutai tokiu, o, koks aš fainas. Nu ne. Kažkaip, kadangi aš pati esu gavus labai daug, na, buvus tiksliau tos šiukšliadėžės vietoje, tai puikiai žinau, apie ką kalbu. Ir man dėl to liūdna. Ir aš labai norėčiau, kad mes kažkaip atidžiau žiūrėtumėm, galvotumėm į tai, ką mes rašom, ką mes transliuojam kitiems. Ar tikrai mes tai norim pasakyti, ar tai tiesiog darom todėl, kad viduje būtų lengviau. Saugokit save visų pirma. Ir saugokim vieni kitus. Ir tada gyventi bus tikrai visiems šviesiau. Na, kažkaip taip šį kartą. Su jumis buvo Ilona Tamošiūnienė ir projektas Drąsa gyventi.